Turi būsto paskolą arba leasingą ir norėtum už jį mokėti ženkliai mažiau, daugybė mūsų klientų susimažino savo kredito maržą nuo 0,1% iki 0,5%, o tai sutaupė jiems kosminį kiekį pinigų bei sumažino jų mėnesinę įmoką. Nori sužinoti kaip? Žiūrėk video toliau. Tarpbankinių palūkanų, tai yra Euriboro kilimas, nėra naudingas ne tik žmonėms, bet ir bankams. Kodėl? Nes žmonės už savo paskolas moka ženkliai daugiau palūkanų, tai reiškia, kad jie susiduria su finansiniais sunkumais, o tai bankams nėra naudinga, nes jie gali prarasti savo klientus, klientai gali tapti nemokus arba klientai gali išeiti į kitą banką, kuris gali jiems pasiūlyti geresnės sąlygas. Todėl bankams labai svarbu išlaikyti savo klientus ir padaryti taip, kad klientai būtų mokus. Taigi tokiu laikotarpiu galima padaryti labai paprastą dalyką – nukeliauti į banką ir paprašyti sumažinti kredito palūkanas. Ir bankas, nepatikėsi, bet labai dažnu atveju patenkins šį prašymą ir sumažins tavo kredito maržą nuo kažkur 0,1% iki kažkur 0,5%. Padaryk šį paprastą dalyką ir pamatysi, jog sumažės ne tik tavo mokama įmoka kiekvieną mėnesį, bet per ilgą laikotarpį sutaupysi ir kosminį kiekį palūkanų. Na, jeigu pagalvoji, kas čia tas 0,1% ar 0,5%, tai ilguoju laikotarpiu nesudaro didelių pinigų sumų, taip kad keliaukime prie kompiuterio ir pasižiūrėkime, kiek tos maržos sumažinimas realiai sumažina tavo įmoką ir kiek ilguoju laikotarpiu sutaupo palūkanų. Šiai dienai 6 mėnesių Euriboras yra apie 3,9%, tai reiškia, kad mums reikia savo maržą pridėti prie to Euriboro ir žinosim, kiek šiai dienai maždaug mokame palūkanų. Tai Euriboras jisai keisis, jisai didėjo dabar pastaruoju laikotarpiu, kadangi iš rinkos yra norima ištraukti pinigus, norima sumažinti infliaciją, kadangi pinigų prieš tai buvo labai daug lieta į rinką ir tai yra pagrindinis būdas, kaip galima sureguliuoti ekonomiką, tai yra kelti tarpbankinės palūkanas. Taigi noriu parodyti, kiek maržos sumažinimas gali jums sutaupyti ilguoju laikotarpiu palūkanų, nes Euriboras pakilo, jisai nusileis, bet marža, kurie sumažėsit, jinai yra visus sutarties laikotarpiu. Tokiu atveju, jeigu pavyks susimažinti maržą dabar, jūs sutaupysite ilguoju laikotarpiu labai daug pinigų. Pasižiūrėkime į skaičius. Galvoju, kaip paprašiau parodyti skaičiavimus, kadangi kiekvieno Euriboras bus skirtingas, kažkas turi 3 mėnesių Euriborą, kažkas turi 6 mėnesių Euriborą, kažkas turi 12 mėnesių Euriborą, tai parodysiu tiesiog be Euriboro, kaip keičiasi bendrai įmoka ir kaip keičiasi sumokamos palūkanos. Su Euriboro, aišku, principas liks tas pats, tik tai reikia dar pridėti tinkamas palūkanas, išauga tada įmoka ir išauga bendra palūkanų norma sumokama, bet mes bent jau procentaliai sužinosim, kiek mums sustaupo pinigų. Tai tarkim, žmogus turi 2,5% maržą ir jam pavyktų susimažinti maržą 0,5%. Tai dabar pasiskolinę 150 025 metams, jo įmoka yra apie 672 eurai čia be Euriboro, kuris yra, ir palūkanų jisai iš viso sumokėtų 52 000 beveik. Tai jeigu jisai susimažintų 0,5% maržą, bankas jam sumažintų, su įmoka sumažėja mėnesinė apie 40 eurų, o bendrai daugiau nei 12 000 eurų, apie 12 000 eurų sumažėja bendros palūkanos per ilgą laikotarpį, kiek žmogus sumokės. Tai jeigu mes skaičiuotume su Euriboru, tai matytumėt, kad skirtumai būtų atitinkamai didesni. Skaičius galite patys pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti. Tarkim, žmogus yra pasiskolinęs 250 000 20 metų ir turi 2,2% maržą ir jam maržą sumažinti 0,3%. Tai su 2,2% matot, kiek jisai sumoka palūkanų ir matot, kokia jo yra įmoka. Jeigu sumažėja 0,3%, matot, kiek sustaupo palūkanų ir matot, kiek sumažėja įmoka. Lygiai tas pats, jeigu palūkanas mes turim didesnės, tarkim 5,3%, prie tokių sumų matot, kiek sumoka palūkanų ir kokia yra įmoka. Ir jeigu sumažėja, vėlgi atitinkamai matot, kaip viskas sumažėja. Na ir paimkim dar kokį nors mažesnį pavyzdį, tarkim 100 000 eurų, žmogus yra pasiskolinęs, nežinau, 30 metų ir turi, tarkim, 2% palūkanas, matom, kiek jisai iš viso sumokėtų palūkanų ir kokia yra jo įmoka ir sumažėtų, tarkim, 0,2% ją maržą, matot, kiek sustaupo palūkanų ir kiek sumažėja įmoka. Na ir lygiai tas pats yra, jeigu mes padidinam visą tai, matot, kokia yra palūkanų ir kokia yra įmoka ir jeigu atitinkamai sumažinam, pridedam Euriborą. Aš čia skaičiuoju labai preliminariai, kaip ir sakau, kiekvieno jūsų atvejis yra skirtingas. Svarbu pamatyti skirtumą procentaliai, kiek maždaug susimažina, tai yra tikrai per ilgą laikotarpį didelis kiekis, net ir imant mėnesinės įmokas. Kiekvieną mėnesį gali mokėti bankui ženkliai mažiau ir tuos pinigus atitinkami skirti investavimui, įdarbinimui, ką ir turėtų, mano manimu, kiekvienas žmogus daryti. Taip kad, chebrytė, keliaukite į bankus, kalbėkite su bankais, prašykit, kad jie sumažintų jums palūkanas, sumažintų jums maržą, sakykit, kad dabar yra
sunki ekonominė situacija, kad finansiškai jums yra atitinkamai sunku ir nori turėti mažesnę maržą, nes galbūt netgi svarstysit refinansuotis į kitą banką, norit už sutarties pakeitimą irgi sumokėti kaip įmanoma mažiau pinigų, dėl šito dalyko jūs irgi galite dėrėtis. Sutaupytus pinigus kreipkite į investavimą, registruokitės į mūsų komandos konsultacijas pociūnas.lt ir mes kartu su komanda jums tikrai padėsim tinkamai įdarbinti ir investuoti pinigus, kad ne tik mokėtumėt palūkanas, bet ir atitinkamai uždirbtumėt palūkanas ir keliautumėt link savo finansinės laisvės ir savo finansinės nepriklausomybės. Taip kad pasimatom per konsultacijas ir sėkmės bankuose. Na ir žinoma, labai prašau pasidalinkit šio video su savo draugais, su savo kolegom, su savo pažįstamais, kurie irgi turi būsto paskolas, turi lizingus, padėkit ir jiems susimažinti atitinkamai maržą, sutaupyti pinigų. Skleiskite šitą žinutę, be abejonės spustelkit like ant šitą video ir žinoma, jeigu nesat dar mūsų komandos kanalo prenumeratoriai, paspauskit subscribe mygtuką ir tapkit, kad nepraleistumėt kitų naudingų video. Pasimatom kitose video ir turiu jums iki.